Sveiki, čia Lietuva galim. Pasakojame įkvepiančias verslo sėkmės istorijas ir suteikiame informacijos, ką reikia daryti, norint kurti savo verslą. Šį kartą apie ūkininką Kęstutį Juščių, kuris grybų auginimą pavertė sėkmingų verslų. Maždaug apie 16 metų buvo, perskaičiau knygutės vertimą iš lenkų kalbos, kaip žmonės augina pasaulyje grybus ir man pasirodė, kad labai įdomi tokia idėja ir po to gilinausi šitą idėją ir kai jau įstojau mokytis, sakiau, aš būsiu grybų augintas ir auginsiu pievagrybės ir visi juokėsi gerokai. Važiuodavau į Lenkiją, surasdavai grybų kokį fabriką, atvažiuoji iš vakaro, pernakvoji automobilyje kur nors šalia miškelyje ir ryte eini paprašyti, kad tau parodytų, kaip tuos grybus augina. Šiandien dienai jau lenkiškų grybų senai nebėra, nebenusipirksit Lietuvoje. Ir senai jau lietuviški jau prieš kokius 8 ar 10 metų laimėjo konkurenciją su lenkiškais grybais. Mūsų pievagrybiai keliauja nuo Arkties vandenyno, sakysim, Norvegijos jūrų iki Krasnodaro ir Juodosios jūros. Auginame grybus ne tik Lietuvoje, bet auginame jau ir kitose šalyse, kaiminėse šalyse Lenkijoje ir auginame Maskvoje. Visada sakiau, taip, nereikia surasti vadybininką, kuris turėtų labai auksinį liežuvį ir sugebėtų parduoti bet ką, bet mes turim pagaminti tokį produktą, taip jį patiekti, taip jį laiku pagaminti, kokybiškai pagaminti, kad jis pats parsiduotų. Netikiu, kad įmanoma turėti verslus, kur savininkai nežino šito visų verslo niuansų ir tų plonybių. Aš pats esu iš tikrųjų ir tą technologiją pirmas teko pačiam įsiaiškinti, po to turėjau surasti tinkamus darbuotojus ir žmonės, kurie įsisavino šitą technologiją ir dabar ją išlaiko ir ją tobulina pastoviai. Aš manau, kad reikia užbėgti įvykiams už akių, reikia turėti platesnį mąstymą, matyti, kas dedasi ne tik mano ūkelyje, matyti, kas dedasi plačiau, matyti, kas dedasi aplinkoje, matyti, kas dedasi Europoje, galbūt ir pasaulyje. Kaip suvaldyti įmonės lėšas, kaip planuoti pajamas ir išlaidas? Eksperto komentaras. Sakyčiau, kad įmonės savininkui būtina suprasti bent pagrindinius finansų valdymo principus. Iš kitos pusės, aišku, savininkas gali ir samdyti kažkokį finansų specialistą, kuris atliktų tas funkcijas. Tačiau net ir tuo atveju, kai jis turės šalia pagalbininką, aš sakyčiau, vis tiek savininkui yra būtina suprasti, kaip atsiranda tam tikri skaičiai, kaip atsiranda tam tikros finansų specialisto išvados, kad jis galėtų laisvai priimti finansinius sprendimus įmonėje. Pirmiausia, reikėtų įsivertinti, kam, kiek ir už kiek parduosite prekes ar paslaugas. Ir antras dalykas, pats svarbiausias, tai labai tiksliai paskaičiuoti, kaip greitai grįš jums pinigai už parduotas prekes ir paslaugas. Darant tokį detalų pajamų ir išlaidų planavimą ir pinigų srautų prognozę galima pamatyti, kada reikia naudoti tam tikrus finansinius sprendimus. Kalbant apie kontrolę, tai aš sakyčiau, savininko vaidmuo čia yra labai svarbus ir vis tik tai savininkas reguliariai, priklausomai nuo įmonės dydžio, kas savaitę, kas mėnesį, o gal ir kas ketvirtį, jeigu tai yra didelė įmonė, vis tik turėtų labai detaliai išanalizuoti pateiktus finansinius duomenis, kad įsivertintų ir suvoktų realią situaciją įmonėje. Pajamų ir išlaidų planavimas reikalingas, sakyčiau, dėl 3 priežasčių. Pirma priežastis, kad įmonės savininkas ar direktorius galėtų rasti geriausius sprendimus įmonėje, kaip paskirstyti pinigus. Kam, kokie prioritetai turėtų būti suteikiami, vykdant kasdienę įmonės veiklą. Antras dalykas būtų, kad planavimas reikalingas norint atlikti investicijas. Trečia priežastis, kad būtų galima tinkamai pagrįsti savo veiksmus ir juos galėtų įvertinti, sakykime, finansuotojai jūsų verslo. Nes dažnai pasitaiko atveju, kai verslininkas kreipiasi, sakykime, paskolos, apyvartinių lėšų finansavimui ir gavęs klausimą, koks jūsų biudžetas, kiek planuojate uždirbti arba kokie jūsų pinigų srautai įmonė, ne visada turi atsakymus. Ir tai tik tai parodo, kad verslininkas nėra pakankamai pats susidėliojęs visų prioritetų, visų skaičių į vieną lentyną, kad galėtų tinkamiausią sprendimą rasti. Tai aš sakyčiau, tas planavimas yra neišvengiamas. Po savaitės istorija apie ieškančius verslo naujovių. Iki.